Pavasaris, kalninės ganos, baigės pašara. Tai jo, sveiki. Pirmadienį grįžom į darbus ir darbų begalės ir dar traktoriuks vis dėlto negrįžo. Pasuka į Kauną, į aikštelį ten palika, nes vairuotojus blogą pasijauti ir negalėjai parvaryti. Tai šiandien nuliksam greičiausiai iki Kauno, paliksiu tėvuką ir pravarys traktorių. Karvis išėjai griaužti žolės. Atveš, tai jau pašarų. Žodžiu, reikia darbuotis, visi reikalaujant visko. Kreikimų reiks, valymų, mešlų. Iš tikrųjų tai reik valymų, nes neiškreikiau, tai sušlapė labai veršia, tai dabar ten beprasmiška kreikti. Pradėsim tvarkytis, varysim mėšlus, malsom su malūnu rytuo ir bandysim išsivalyti ir pasisverti. Jaučius pažiūrėsim, kiek sver, kokį svorė ir matysim tada su pardavimas, ko daryti, ar laukti dar, prašokti porą mėnesių ar parduoti iki vasario 15. Tai nepamirškite Agro Medijos puslapiaus, nueikite ten, įsigykite aksesuarų su nuolaidos kodu yra aprašym ir taip pat margučiuos ir nuolaidos kodas priskirts girdyklom burbulinėm. Visko parašys apačio aprašym ir galite įsigyti girdyklų pigiau. Tai jau pasinaudokit progą, nes šiaip labai geras girdyklas. Kaip matėt, ūkį naudojam aktyviai ir dar tikėkimės ateiti dar daugiau įsigysim. O aš šiandien pasišeru, kur reiks pašariukį įsivežu ir nuvežti tėvuką pasiimti traktoriaus. Iš Kaunans parvežiuos greičiausiai, nes kombinau tralų, dabar nežinau, nelabai ir parsivarysim traktorių. Šiandien tiek, kiek dar reiks, kur pakreiksiu, bet iš esmės rytoj varom mėšlus tada ir laukam malūnų. Lyg ir pavasaris, bet šiaip tai dar žiema. Sausis, vasaris, kovas, pilna turam vien žiemos mėnesį, bet gal ir nebešals, kas čia žino. Purvyna dabar gera, dar pašalims ir papač, o ką pats įleis. O tai bus čia. Taip, aišku, smagiai, kad vasara artėja. Pašara nežinau, šiaip gal kaip ir suplanuota, bet gali pritrūkti dar. Dabar bus tas svarbus sprendimas. Tas jaučias matysim, kaip svoris, nes šiaip jeigu pirkti pašarus, tai nelabai atsiperk jaučiu, nebent ten bus per biškėlį dauginti, tada gal reiks pirkti, reiks skaičiuoti. Pavyzdžiui, nėra 600, tada ten kokį mėnesį gali, nėra 630, ten yra kokie 605 kg. Tada reikėtų laikyti, nes tada stiprią kainėlę iškilna, kad panai perėjant ant svorį. Saulėkė šveit. Varom su tėvuku, parsivarysim traktorių, nuveš šunun. Parvežiaus dar čia skombinau dėl tralų, bet nieks nekėlė. Tai gal nėra. Žodžiu, neapsikrauti. Savo kodų parvežiaus. Pupteliok reiks įvaryti čia. Rytoj atvarys malūnus. Patieptą dienėlį praėjai. Tėvok nuvežiau, susėdė traktorių ir važiuoju link namų, aš grįžau jau. Ir realiai dabar varysiu, dar greit apsidirbu. A dabar važiuojam namo ir koks fains oras, tai galim pasidžiaugti. Galėtų tik tą naktį dar pašalti, būtų viskas labai gerai.
Nu, va, susisgandija bokštėlis. Tai va, supylėm 6 tonas maltų avižų su kviečiasi į bokštą. Dar čia prisivežiau maišų, tai sumalėm iš viso 12 tonų, 700 kg grūdų ir dabar jau čia užteks ilgoka tų pašarų. Dėl to taip sumalėm, nes norėjau išsivalyti tų aruodą visą ir išardysam mes, ten laikysam gyvuliukus. Tai šiandien susimaliau ir dar reikėtų mėšlą vežti pliursą čia ir visur. Tai jau bokštėlį susisgadėjai, per viršų supylėm, gera. Gavos 6 tonų sutelpų, užsidarė lyg ir gera. Tai viskas tvarko. Po to, kaip išvarys iš maišų grūdus, pastatysam sraigiok, persipilsam į maišus, vėl susikišam į daržinį. Nu jautat vasario vaibą. Tai va, čia ta pati diena. Tai taip gavas, kad turėjau nuleikti iki buhalterės, ten pasirašyti porą lapų. Ir žodžiu, gyvenam toliau, kaip sak, pratęsam jaunų ūkininkų įsikūrimą iki dar metam įgyvendinti įsipareigojimus, nes nepavyko pirmas metas, tai nukelam į priekį, prašom, kad nukeltų, gal, tikriausiai nukels. Tai ir važiuoju toliau, darbuotis grįžtų, mėšlus įmam, tvarkom ir judam, nes yra labai daug reikaliukų. Tai dar važiuodams pro šalį į degalinį užsukau, greit maistą pasiėmiau, kavos, nes tuo pačiu laiku. Ir tie pagalvojau dabar, visada buvau tuo greitą maistą mėgės, apskritai ir užkandinės, ir degalinė. Ir tie pagalvojau prieš 10 metų, valgydavom tų greitą maistą iš degalinės, tai ten būdavo vien majonezas ir, tas kopūstas ten koks, tas, sakykime, sudmarins, tai sudmarin daugiau nerasdavo, jokių daržovių niek. Ir dabar palyginus, kokie sumuštinė su pilnu grūdu duona, duonelėta, su sėklytėm, pomidorą, svogūną įpjaustyti, ir kumpis, toks, sakykime, arčiau tos mėsos. Apskritai, kad ir nebūtų tos mėsos, bet sūris, viskas yra šviežia padaryta ir degalinė pateikiama, tai jau varčiau maistą. Tai galim pasidžiaugti iš tikrųjų. Lietuvo tai maistas degalinės yra jau aukštam lygiai, manau. Apskritai vis degalinės aukštam lygiai. Tai jo, taip tik ta džiugu, kaip sako, kad pagerėjo ta maisto kokybė. Paprastam žmogui, kaip sak, tam darbininkų, kad raskup kažkur greitų užvalgyti, tai gal nesibaidyti jau to maistais, ten vis tiek ir sveikesnis, nei seniau, kad būdavo. Būtų smagu, kad ir vartotojai labiau pradėtų kreipdėmėsi tai, ką valga, ir vartotų tą jautieną. Aišku, jos ten neįpirks didelės kiekės, bet po biškį į racioną įtraukti, manau, verta, nes ten ir medžiagų daug, vitaminų, geležies ir panašiai, tai ten yra begalis gerų dalykų jautienoje. Ir nors tą mažą gabaliuką tikros jautienos suvalgius, atstos ten šlapenkas galą. Tai va, taip norėtus, kad Lietuvoje sveikiau žmonės vis pradėtų maitintis ir daugiau suvartot vietinės produkcijos. Sausio mėnuo, bet saulutė kaitė, viskas žodžiu šil. Tikėkimės pašals, norėtus tos tvarkos žiemiškas, man patinka tvarkinga žiem, nes tų purvynų mažiau ir mažiau kraikų reikia. Jie papali.
Jau pasiruošiau išsivalyti. Tu pusį tada veršis parsivarysam į ten ir tada išvalysam čia. Buvom tam mitingi, tai daugiau didesnė sklaida video ir daugiau komentarų visokių ir neigiamų buvo, kad kam ten vežiaujat, kaip gyvulius numeravo, niek nepadarysit. Tai žmonės ir organizavo renginį, visko tvarkinga ir mes nešėm ir už jos atsakomybę. Tai kaip organizatoriai liepė, taip vežiavom, tu įdarėm, bet vienybę parodėm ir rezultatą pradėt šnekėti. Jau atsigirst gandų, kad daugiamečių pievų atstatymus bus pergalvojams, atšauks tuos laiškus, kur nesąmoningai išsiųsti. Tings buvo, kaip sakė, vienybės parodėms ir gali kritikuoti turbūt, kad net nevežiavo į ton mitingą ir tai labiausiai ir kritikuo. Sunumeravo, nesumeravo, bet mitingas įvyko. Tai va tiek, o dabar išsivalom tvart. Esat matę, kaip valau, tai skipinam šitą dalį, judam tolin. Dabar išvalau čia, pakreik ir parvežiaus tad su gyvulės. Tumpuosi. Svarstyklės, nežinau, rytumus jie statysam. Nepalikt per naktį pas gyvulių. Tai va, veršėlis išvaliau, bulius išvaliau ir gera dabar sausa. Va, įvežė rulon ir išskleida nemažai išdrask, tai neefektyviai su šerykla šerti. Gail pašaru iš tikrųjų labai man šerti skaut, bet ir jau viskas. Ir dabar jas jau išvežiausam į kelionę paskutinį. Sulauž lentelės jau čia. Džeina apsieis tvorus labasina, bejau žiemos metą atrodo. Reikėtų dažniau veit, bet pamirštas, kada neišėni lauką. Patvor. Garbės žodžiaus. Žaliuką. Apdirb. Meitok apdirb. Pats ans nesulūž. Atik. Žaliuką. Sulūž pats. Nelaba. Buvo įsilauj žuliks. Čia zapasnu matau ir. Na, įsismeigti. Opa! Liuks. Tai va, pagalvojau. Jeigu iš kanalo vis to žuolis, tu saugmenyje, dar plius dumblą iškabintum ir ant kokios dirvos suvežtum. Su kratytuvu išvarė savo. Jeigu akmenų nėra. Jeigu akmens yra, tai nepavarys, išdaužys. Kratytuvu. Stuksa jau, atrodo dumblas kažkoks. Iššeptas nendris, visaikis organika. Prižėlus ir jau daug met nevalyts. Grevys tai čia prasikase. Arba kad būtų koks siurblys. Šves gera būtum savo paėmės tų siurblių. Purva, koks siurblį. Vara ant dirvos. Tai žinai, į tokių aparatą čia tik tam man fantazijai. Bet dažniausiai, kaip fantazuoju, žiūri ir yra iš tikrųjų toks aparatas. Tai va, taip atrodo pieva, kur gyvuliai išeina per žiemą. Tai čia pavasarį realiai paėmė sėklų, su ta dėžutė pralėk ir paskiau pralėk su kokiu lygintuvu.
Pėjau korytas lygintaus praeikėja, viskas. Jeigu davol turi pravolį ir žolė pasieta. Tai jau, pavargau šiandien po 6:20 atsikėliau. Normalus ūkininkas ir nemažą padarėm darbų. Susimalėm, išsivalėm tvartą ten, didžioji dalį ir da ten bakų kalniuk biški apsivaliau kiek. Rytoj pabaigsam, išvešam ir iškreiksam. Ir dar reikės susitepti vis taškus, nes pradėjau cypauti jau. Ir kas 10 valandikių patep. Gerai gaunas, manau, nes čia tuo darbo daug nėra. Rytoj ant kalniuką susitvarkyti ir paimsam svarstyklės ir bandysam pasisverti jaučius. Tai reikia pasijungti krauti svarstyklės ir rytoj pasijungam ir pasisveram jaučius, tada matysam kokią situaciją. Ir normaliai bus reikia parduoti, kuo daugiau atsikratyti, kad mažiau pašarų suvartoti. Labdieną. Bandysim pasverti gyvulius, nes reikia žiūrėti skambinti dėl tų pardavimų. Prasikas jau griovio, kad čia atlydys. Gal narvoks nebūt pilnas. Žodžiu. Tai apsidirbu greit ir tad bandysam, čia susivarysam gyvulius, užsidarysam, leisam per svarstyklės, žiūrėsam kiek sver, kad galėčiau bandyti dėl kainų iškoti su pirkėjaus ir geriausią variantą išsirinkti. O ne, tai va, yra, darbuojamės. Pasisvėrėm, viskas aišku, kad nieko gero nėra. Nuo 500 iki 620 svorė, tai kaina mažoji. Ir dabar taip, jeigu perauginti tų svorį, jau vasarį 15 dadėt išmokas dar 100 eurų. Ir dar peraugintum svorį, tai gautum papildomą, skaityk, jeigu ten po 100 euriukų, 14-13 vienet, kiek ten įtų mėsinių. Ne, mažiau gal. Ten kokį 1000 eurų dasided. Bet sušeri daug pašarų. O pašarai labai brangus šį metą. Ir jų gali pritrūkti man. Tai ir man reikia vietos jau. Žodžiu. Tai aš taip galvoju, mins dėlioju, kad parduoti pigiau, parduoti atsikratyti, kaip sakant, ir bus vietas. Vėl žiema grįžo. Vasarį 1 dieną. Vasaris pagarsėjęs pūgomis. Tai va, biškį užmėj to sniegą, bet į pliurzą. Nieko gero, tik maskuoti. Šiandien varom, valomės mėšlus pabaigam.
ant kalniuką ten pabaigti reikia ir čia fermo telyčius išsivalyti. Mėšlavežis. Dėl tų jaučių, nežinau, įtėp galvoj, to galvoj gal neparduot, laikyti dabar vėl sukios informacijos, kad trūkst pašarų, paskui žiūri, vėl nukrista kaina, pavasarį bus juokinga gyvulių. Gal nevert laikyti vien tik dėl mėšlo. Nežinau, ar apmąstymą įstipri. Nu, žiūrėsim, ką bus tep. Tai dabar nežinau, apardus, o da laikys, o apardus dalio vis. Nežinau, ką atvežius, pažiūrėsim. Nebus tep, ką po to sakys, kraunam viskas. Nu, pažiūrėsim, pamatysim. Tai jo, žodžiu, šarus, kaip įprasta, apsidirbu ir dirbam kitus darbėlis. Karts žmonės klaus, kiek laiką darbuoju, sako, kiek į darbą to per gyvulių ūkį. Tai standartiškai apsidirbti apie 2,5 valandas iš ryto reikia. Nu, kol paduodamu kukurūzus, miltus, pašarus. Nu ir po to vakarį. Vakarį tai greit, nes miltų neduodu. Vakarį per gerą pusvalandį gali apliekti. Nu tai 3 valandas ir visiškai maitiniams vykst. Bet čia tik ta 3 valandas bazinta diena. Reta tokių būndinų. Tai paskiau ir kreikimus dar. Kreikimų reik virš valandos. Dar paskiau reik pašarų susivežims įein. Tai ir tam reik. Vis tiek išeina, jeigu visur, tai valandą. Ir taip gaunas kartas, kad rod atvara, apsidirbi, niek daugiau nepadirbi. Jeigu sukrent ten vežimą, pašarų kreikimą, tai vis dienėlis proks ir būni pradirbis visą dieną ir niek realiai nepadirbis, tik apsišėris. Tai visokių dienų ir šiandien irgi yra sukriti, reik į Baku išsivežti pašarus, bet norėčiau ir išsivalyti mėšlus, tai reik judinti bulkas, kad turėčiau papildom laiką. Tai va, kodėl čia kukurūzį įsivežėm, nes čia ferma ir bišką čil, šitas kukurūz, dabar reiks į Baku išvežti ten arčiau, nes dabar čia prisikrauna ir neš, tai da daugiau laik sugaištų. Bet bišką atsileid kraštavo. Taip geriau pagalvojus, kreikimas, šėrimas, nu įtarkiam pašarų suvežims, gyvulio priežiūr per dieną, per par vidutinišką užėm dabar 5 valandas. Manau, koks darbo laik. Tai atrodo visai nedaug. Bet kaip dirbda papildomų visokių veiklų, tai ir kažkom konstruoja, ir kokius gardus, ar sverimus, paskiau viršelių priežiūrtas įded, visokį dalyką. Na ir dar nepamirškiam, ūkininkas šef visų galų meistras, tai viskom pats tvarkos, nes dėl ko ūkininkas viskom pats dirba, nes neturi pinigų. Visko reikia pačiam tvarkyti, žiūrėti techniką, padargus viskon, tai kad ir to žiemą, ir tų veiklų papildom. Ir išeintas darbo laiks mygom. O vasarą iš jos nešneku. Tai sunku apskaičiuoti to laiką. Šiaip jeigu norėtum tvarkingą, viskom pasidaryti, aplinką susitvarkyti, raktus susidėti garažį. Panašiai, tai tada reikėtų dar daugiau to laiko. Ir tas ir sudėtinga, kad, pavyzdžiui, darbuojas į visus darbus turi nudirbti. Tai taip gaunas, kad čia šeris ir turi kažkur nueit kažkom padaryti. Kad pareit pasišerti vėl ir toks gaunas balagans, per tom balagan prarandas laiką. Apie 5, sakykime, 6 valandas gyvuliam. Jeigu būtų vis tvarkinga, tarkim, svajojam toliau, čia vežiuoda Lietuvos, palei fermą vežiuoda Lietuvos.
Tai pašerti, gerą ten su išmaišiom, išeitom gal kokį 1 valandą. Ir jeigu turėtum šiaudų patieklį, reikiams iš vis palengvėti ir kokybę pagerėtų. Tai irgi, tarkiam, ten kokį 1 valandą, jeigu būn su pašaras, su pakrovimas, būtų kokius 2 valandas. Tai iš 5-6 valandų šėriam, modernizuota būtum 2 valandas. Tai manau, tai būtų didelis skirtumas laiką atžvilgių. Tada liktų daugiau laiko, galėtum daugiau kažko nuveikti, susitvarkyti, pailsėti dar žiemą. Būtų efektyvų. Visko nedalytuvą suvarė, šiaudų užsikrovė, praputė ir sausai gera ir patogia. Tai va, toks ir ežiukas svajonės, matysim, ką bus. Kaip jums tinkliukų sostas, visi ūkininką kapūna, kaip karaliai gyvena. Tai jo, tinkliukų sostas. Gerai, štaup ir stop, reikia patepti. Neteps, nevežios 10 valandų, pracipin ir prasidep. Tai va, praėjai vėl 10 valandik, praeit, tepėm, netep, sena atrodo. Ir dabar apliekiam savo bubkačiuką šūdinai. Koksai gražuolis. Visą sutepiau, viskas tvarko. Čiki briki. Vienas taškas nesitep. Visur čia sutepiau, čia, ten ir tu vis taškas sutepiau. Vis sunkiausiai, bet va, tas vienas iš pagrindinių, kur labiausiai dirba, nesitep. Tokį variantą čia. Kažkas ir užstrigęs. Čia bandžiau ir paslėgti, ir paspausti tų priekį vis tik. Ar prašūnus viskas. Arba jį kažkas įstrigęs tepiamų taškį. Spirokliai vaikščio. Viskas atrodo gerai. O čia. Užsiėdėjau. Ne, čia ir. Įdomi. Tepiam taškas geras. Pabandom dar pakilus. Ne. Niek nesimat. Ai. Išlind per varžtą. Nežinau, pilnti apalyti ant vidau tuo saliduliaus. Gal kažkas pasitė, bet apsum garantuoti. Šiaip normaliai ištrykšt per šonus, jeigu vis gera būna pro įvaris. O čia pavyzdžiui viskas aišku. Čia trykšt per šonus, o čia nenutrykšt. Nežinau, padariau, ko galėjau, ką bus tap. Tai va, bubkatėlis paruošts, lekam. Sirutei. Tai jo. Ko, bet jau šūda tai bus šį metą.
Nu, įvežiau, iškreikiau, bus kur gyvuliuką man sigult šilta, sausa ir dabar jau viskas šiandien užteks turbūt jau tų vaizdų. Dar varau apsidirbsiu, rytoj jau kitą darbą, kitam video nufilmuosiu. Ir ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot kartu, kad palaikinat, kad subscribinat, kad pakomentuojat. Ir už palaikymą ačiū. Tai gerai. Iki kitų video. O aš lieku toliau darbuotis. Čiau.